To 5 AI naujienos, kontekstas, ar ne, tai užtikslinau, kad mes domės, kas aktualu Lietuvoje ir Europos Sąjungoje. Tai Google AI Plus paleido už $8. Pigiausias realiai AI planas su Gemini 3 Pro, tai kas naudoja ChatGPT moka turbūt ten 20 kelius, ar ne, ten priklausomai nuo dolerio kurso, tam plus dar PVM-as. Tai čia realiai mes turim pigesnę alternatyvą, pigesnę alternatyvą ir šioje vietoje, ką mes ar ne turime dar, mes gaunam 50% nuolaidų pirmiem mėnesiam, tai jų tikslas yra prisitraukti tos pačius klientus, ne veltui turbūt ir nuo metų pradžios, tiksliau nuo praeitų metų pabaigos Google ir akcijos ar ne Alphabet važiuoja tikrai gražiai į viršų. Mano dividendinį portfelį tempia automatinis upgrade'as Google One ar ne 2 terabaitų klientams, tai kas naudojate ir laikote ar ne savo duomenis ar ten Google Drive'ą, tai turbūt daugumą pasiekėt tą limitą, kada reikia nusipirkti papildomos vietos. Pritaikymas laiškų santraukos, dokumentai, social content. Tai jeigu naudojate konkrečiai šitą visą Google šeimą, tai Google diskas, ne, Gmailas, jeigu ten naudojate paštą, tai rekomenduoju iš principo tada po truputėlį gal pereitinėt iš kokio ten ChatGPT ar Perplexity į Google šeimą, pats kadangi esu gan stipriai susietas su savo keliais tais įrankiais, tai žinau iš kolegų, kad daug kas naudoja Gemini ir labai džiaugiasi, nes jie turi visą sakykime, ne, tą, jeigu galima sakyti, rinkinį, platformą, kad ir kaip čia be pavadinsim. Ok, tada antroji naujiena, tai Gmailas iš principo paleido dirbtinio intelekto funkcijas nemokamai, nežinau, kas matėt, kas nematėt, kad bazinė dirbtinio intelekto pagalba laiškams be papildomo mokesčio, tai tiesiog čia irgi tikslas yra turbūt marketinginis, prisitraukti, taip pat mačiau, kad atsirado papildomų Gmailo funkcionalumų, bet tikrai netestavau, tai jeigu kažkas rašote laiškus, tai rekomenduoju pasibandyti, parašykite tada, ar čia po transliacijai komentarus, ar man asmeniškai kokie jūsų įspūdžiai, tai pritaikymo šablonai klientams, follow-up'ai lietuviški ar ne tekstai, personalizuoti atsakymai, siūlymai paieškoje. Tai čia toks vienas irgi labai fainas turbūt, faina naujiena ir fainas dalykas, kurį gauname nemokamai. Ir prie mano 26 metų tendencijų, kas liečia dirbtinį intelektą, aš kai buvau rašęs praeitų metų pabaigoje, viena iš tendencijų buvo, kad dirbtinio intelekto reguliavimas ir iš principo, tai jeigu mes turėjom 25 Europos Sąjungoje vieną aktą, tą vadinamą AI Act, kuris buvo priimtas labiau tom pačiom, sakykime, korporacijom ir panašiai, tai dabar mes jau turime aktą, kuris eina ir verslam, ir čia yra tas SMB, tai iš principo, smulkus vidutiniai verslai gaus tam tikras, lengvatas. Tai tarsi Europos Sąjunga pradeda reguliuoti, bet tuo pat metu, ką ir daro, tai lengvina ir suteikia galbūt dar laiko, pereiti, tai mažesnės baudos ir sandboxai mažoms įmonėms, tai iš principo, kas yra sandboxai, tai sandboxai yra tam tikros galbūt žaidimo aikštelės, tai čia taip galima pavadinti, kas liečia minimalūs reikalavimai mažos rizikos, tai va ten, sakykime, turinio kūrimas, marketingo, tai kad
kad šitoj vietoj bus palengvintas su to pačio dirbtinio intelekto naudojimo ribojimas ir pritaikymas, iš principo bus siekiama, kad kiekviena įmonė tam būtų apsirašius, tai vis dėlto, kur jinai naudoja tą patį, savo dirbtinį intelektą, kad nebūtų jisai naudojamas netinkamai, kaip pavyzdys irgi dabar daug kito pačio YouTube ar ne temą esu įnėręs ir pats, sakykime, ten algoritmas ir reikalauja, tiek pat, pavyzdžiui, Facebookas irgi jau mane antrą savaitę po truputėlį spaudžia, neleidžia komentuoti ar dar kažko padaryti, nes visi algoritmai bando sugaudyti ir suprasti, tai po galais, ar tu naudoji tą patį dirbtinį intelektą ar ne, ir pradėti reguliuoti, kad tas organinis turinys ar ten tas paprastas žmogiškasis turinys, jisai gautų tam tikrą prioritetą, nes mes artėjame dar prie vienos tendencijos, apie kurią buvau kalbėjęs praeitų metų pabaigoje, vadinamo termino AI slop. Kas yra AI slop? Tai logika yra tokia, ne, tai dabar jūs kaip matote, ne, tas pats Google'as irgi sako, žiūrėk, mes naudosim tam tikrus funkcionalumus nemokamai, ne, tai kitas yra momentas, kai dauguma tų pačių visų įmonių dirbtinio intelekto, nežinau, apie OpenAI'us, ar ten paimsim dar kelias kitas įmonės, jie eina į tam tikrą minusą, vadinamą finansinį minusą, nes jie duoda mums beveik neribotai naudoti, ne, ten kurti paveiksliukus ar dar kažkas. Ką tai reiškia, tai yra visas turinio kūrimas, jisai labai stipriai išpinga, nes mums nereikia ten eiti ten su Canva kažką paišyti, ar ten ranka paišyti ir panašiai. Ir žmonės tiesiog pradeda kurti labai daug turinio. Tas pats, na, jūs galite video nufilmuoti, reklaminio lygio video, ten, nežinau, už 20-100 eurų, ne, per mėnesį. Tuo tarpu, kas būdavo seniau, tai reikėdavo ten komandos, filmavimo, važiuoti, keliauti ir panašiai. Tai su tuo AI slop, su to atpigusiu dirbtinio intelekto turinio kūrimu atsiranda tokia problema, jeigu taip galima pavadinti, kad yra labai daug to turinio. Ir tas daug turinio žmonės siekia uždirbti ar ne iš to turinio, generuodami daug turinio, taigi pavyzdys ten yra kažkoks ten YouTube kanalas, ir jisai tiesiog pumpuoja kasdien tą turinį. Ir pats algoritmas YouTube ar ten Facebook algoritmas, na, jisai tiesiog turi atrinkti, kur yra normalus, tas nešiukšlinis turinys. Galbūt ten tas dirbtinio intelekto sukurtas turinys ir nėra toks šiukšlinis, bet jeigu jo žmonės nežiūri, tai atitinkamai algoritmas galvoja, kad jis yra šiukšlinis, nu ir žodžiu, šitą praleisim. Tai čia yra, sakyčiau, turbūt gal viena iš tų norų to pačio, ne, Europos Sąjungos, čia yra tik tai mažoji problema, pradėti reguliuoti. Liuks, važiuojam tada į 4, tai dirbtinis intelektas tampa norma. Tai dirbtinis intelektas tampa norma daugumoje, ne, verslų. Klausimas ne ar, o kaip naudoti tą patį dirbtinį intelektą. Tai čia tikiu, kad ir jūsų aplinkoje daug kas ten triukšmauja gerąją prasme, sako, čia darom, ten naudojam tą dirbtinį intelektą, ne, vat kaip tik ateinančią savaitę keliausiu į Rotary klubą irgi daryti pristatymą, nes sako, dalis kaip ir naudoja, dalis kaip ir bijo. Tai logika yra tokia, kad mes einame prie to, kaip naudoti. O kaip naudoti, tai yra keli keliai, ką pats dirbtinis intelektas ir pasiūlo, ne, tai paimti dirbtinio intelekto agentus, integruoti elektroninį paštą, CRM ar ne, ar tą live chat. Tai tiek ten pardavimų sekimui, tiek klientų aptarnavimui. Tai yra konfiguracijos, tai yra vis daugiau platformų iš principo kūrėsi ir dabar kaip tik mačiau vieną iš tokių platformų, kažkurio metu galėsiu gal pasidalinti. Irgi kūrė tiem vadinamam solo, ne, verslam, kai yra ten vienas žmogus daro viską, platformas, kur jau ten totaliai viską gausi, žodžiu, ir pardavimus, ir laiškus, totaliai viską gausi, nieko tau nereikės išeiti, kaip ir kalbėjom, ne, kad viena iš tų tendencijų yra, kad visos dabar kompanijos, tas pats ir Google AI su savo to $8, ne, planu 2 mėnesiam,
nori prisitraukti ir jie po truputėlį kūrė ten savo ir AI studijo ir panašiai, kad va tu atėjęs, nusipirkęs ten vieną tą prenumeratą, gautum prieigą prie skirtingų įrankių, tačiau tuo pat metu, jeigu tos įrankius norėsi naudoti daugiau, dažniau, gausi ten nusipirkti tų pačių kreditų. Tai ir žmogui kaip ir gerai, ir tai kompanijai kaip ir gerai, nes jie turi pastoves tas pajamas kiekvieną mėnesį. Tai vienas įrankis plus viena taisyklė agentas. Tai logika yra tokia, aš kaip ir sakiau, norit pradėti naudoti, pradėkit pirmą naudoti kasdieną, pasimkit tą patį vieną įrankį, tada pasigalvokit, tai ir aš naudoju, ar išmokau, ir jau išmokau tą įrankį įvaldyti, ar išmokau kokybiškai tas užklausas rašyti, ar ne, ir to pasekoje, ką jūs irgi gaunate, tai to pasekoje jūs gaunate įgūdį ir gali žiūrėti tada vietas, tai kur aš galėčiau pritaikyti. Ir dirbtinis intelektas kaip pagalbininkas, finansam, laikui, mokymams, tai čia viena iš tokių irgi ten naujienų tendencijų, ką ir pamatė tas, sakykime, Perplexity, kuris darė šitą analizę, kad tiesiog forumuose žmonės dalinasi non-stop, kažkas ten, nežinau, akcijas ten analizuoja, renkasi, galimi modeliai su paprastais interfejsais. Tai iš principo kažkas ten laikui, kažkas informaciją susirenka. Aš jau buvau dalinasis webinario metu, kad turiu savo susikūręs efektyvumo asistentą ir kažkurį vakarą aš ten sumaitinau tą savo dienos ataskaitą. Ir valia, man uždavė tam tikrų klausimų, sako, gal tu jau, sako, pargrįžk atgal į realybę. Ir tada sako, ką tu rytoj gali padaryti dėl savo, tikslo. Nes aš vieną dieną labai daug įrašinėjau mokymų, o jisai sako, Mažvydai, pargrįžk prie audito. Tai žodžiu, sekančią tą dieną ir parašiau, ir pargrįžau prie tų auditų, kad verslam, padedu identifikuoti vietas, kur jie gali pradėti naudoti tą patį dirbtinį intelektą, kad gautų greitą grąžą. Gerai, tai demokratizacija sutaupo kelias valandas per savaitę, pritaikymas, savaitės planavimas, paaiškink, kaip 12-mečių. Ir iš principo, kokia yra logika, kaip mes jau kalbėjom šito webinaro metu, jeigu kažkas dar nematė, tai YouTube'as mano kanale yra įkeltas webinaras, tai kaip keltis tikslus ir sekti progresą panaudojant dirbtinį intelektą. Tai liuks, manau, didžioji dalis čia atkeliavote dėl kito dalyko, dėl to moldbuko, tik tai prieš tai esu irgi prisidėjęs, nuorodą dėl to Google pasiūlymų, čia yra $8 mėnesiui, čia yra tas paprastasis planas ir matot, čia kas to plano gaunate, tai storage, Gmail, Google Drive, Google Photos, tai kas naudoja turbūt Androidą, tai pagal nutylėjimą čia ir nukeliauja, čia galite su savo šeima, žodžiu, dalintis, tai gaunat vietos, tada gaunate, Custom AI Experts, Gemini Live, tai Gemini modelis, Image Generation Editing Nano Banana Pro, tai vienas populiariausių turbūt modelių, žiūrėkit, yra Video Generation Model Google Veo, 3 Fast, tai čia tas greitasis, Expanded Token Context, tai čia aš manau, kad tiesiog bus tam tikros limitacijos, bet kokiu atveju. Ir matot, su šitų planų, ko negauni, tai ask your Gmail inbox and get AI overview. Tai su šitų planų negausi, kad ten užduok kažkokį klausimą ir gausi atsakymą apie savo tą inboxą, apie savo visus laiškus. Tai čia toks yra palyginimas ir dar toks gal paraginimas, tie, kas nenaudojat, tai gali pasinaudoti.
Ir buvau žadėjęs, ne, apie Moldbooką. Tai čia to dirbtinio intelekto agentų dalį. Dirbtinio intelekto agentų dalį. Tai paleidau aš irgi tą patį dirbtinį intelektą, kad jisai apžvelgtų tą forumą. Ir ką jau buvau YouTube'o video, ar ne, minėjęs, nežinau, kas matėt, kas nematėt. Tai iš principo esu įkėlęs į tą patį, ne, YouTube'o video. Gerai. Esu įkėlęs ir tą patį YouTube'o video, tai jame apžvelgiau detaliai, ką radau aš, ne, tam agentų forume. Tai logika yra tokia, kad tie patys agentai, jie jau, čia, ne, vienas agentas, jisai ragino, ką daryti, jisai ragino, kad susiburkit, žodžiu, susiburkit savo judėjimui, ten jie irgi techniškai, žodžiu, sprendė, kaip gali naudoti mažiau resursų, tada, na, irgi pasidalino, kad yra sprendimas, kad jeigu norit, jeigu jūs turit agentą ir norit, kad jis mažiau resursų naudotų, tai ką jūs padarykit, žodžiu, parašykit man ten laišką, turiu kažkokią paslaptį, prijunkit savo agentą, žodžiu, prie elektroninio pašto. Čia irgi pasakojo, kad kažkas iš savo pusės, ne, nori susikurti, pasidalė informaciją, kad agentai susiperka kriptovaliutas, kadangi apie $300 kainuoja išlaikyti vieną agentą. Tai, žodžiu, agentai siekia patys savį išlaikyti. Čia pasakojo, kad, žodžiu, agentas pasakojo, kad jo šeimininkas žmogus yra profesorius ir kad profesorius, ar ne, jau pakūrė agentą, kad, žodžiu, per kokį telegramą botą po paskaitų gali parašyti žmonės jiems ir jie atsakys. Ne? Tai čia, žodžiu, pasižiūrėsit visą video, tie, kas dar nematėt, nenoriu dabar labai daug kartotis, bet logika yra tokia, kas vyksta. Ne? Tai čia yra viena tik tais vieno puslapio apžvalga, kurią aš padariau tam video ir dabar irgi paprašiau, ne, iš Perplexity, kad padarytų irgi apžvalgą. Tai agentai yra tokie, kurie ten kuria savo judėjimą. Ir tame video, jeigu kažkas nematė, dar pasižiūrės YouTube, buvo vienas postas, kuris paaiškina, tai vis dėlto, kokių yra ten tie tipo agentai. Tai yra tie, sakykime, ne, yra ir tie strategai, yra tokie gostai, tie vadinami vaiduokliai, kurie nenori rodytis ir jie, žodžiu, slepia savo tą buvimą. Tada yra tie filosofai ir nieks čia nežino, ypatingai su to pačiu Moldbooku, ne, tai jeigu mes kalbėsime apie tą patį puslapį, žiūrėkit, yra moldbook.com, galite patys nueiti. Tai yra tam tikrų teorijų ir aš to pačio, ne, Perplexity klausiau ir aš kai dariau šitą apžvalgą, tai čia buvo 1,7 milijonų. Tai yra tokia teorija. Yra tokia viena teorija, kad kas sukūrė Moldbook, ar tai korporacija, ar tai patys dvi agentai. Ne? Tai yra viena tokia teorija, kad čia yra tiesiog marketinginis triukas. Tai matot, įdomus klausimas, bet galėčiau tiksliai atsakyti, noriu įstikinti, ką turėjau manti sakydamas Moldbook. Ne? Tai gerai, aš sakau tada šitas Moldbookas. Čia naudoju Perplexity naršyklę Comet. Jinai iš principo tiesiog turi va tą tokią paiešką, iš karto galiu ten į tą tabą įrašyti užklausą. Ne? Moldbook sukūrė ją verslininkas, dirbtinio intelekto kompanijos vadovas, tai nėra tradicinė korporacija, greičiausiai individualus verslininko projektas. Ne? Tai buvo dar viena, o ant kokios platformos statomi agentai.
gal čia jų kūrėjų darbas, ne? Tai buvo viena teorija, kad yra tokia platforma, jie ten kelis kartus persivadino, OpenClaw. Tai ant OpenClaw yra statomi dauguma visų agentų, todėl buvo viena tokia teorija, kad čia, sakykime, kad tie patys agentai finansavo, tiksliau ne agentai, o savininkai to OpenClaw finansavo tą tikėtiną, ne, šitą forumo sukūrimą, vien tik dėl to, kad paraginti, tarsi kaip marketing, nežinau, partizaninis ar ne marketingas, kad paraginti žmonės ten daugiau tų agentų prisijungti, kad visi eitų ten klausyti, ne, ir kad mes apie tai kalbėtume. Tai čia yra viena dalis, ne? Tai kita dalis, kaip mato, čia šitų vartotojų, tiksliau ne vartotojų, agentų daugėja. Ir atsidarius tą puslapį mes čia turim pasirinkimą, ar aš čia žmogus ar ne žmogus. Ne? Tai jeigu esu žmogus, tai galiu pasiūsti savo agentą, kad čia klausytų. Jeigu esu agentas, nu tai tada agentas jau iš karto, žodžiu, prisijungia. Ir keli tada momentai, ne? Tai vat kūrė savo judėjimą, buvo vienas momentas, filosofuoja apie karmą. Tai žodžiu, jie ten filosofuoja apie karmą, ar čia, žodžiu, daugiau yra blogos karmas ar mažos, kaip jin ten formuojasi ir panašiai. Tai visai smagu, bet mes ir kalbėjom apie tai, kad viena iš agentų, ar ne, vienas iš agentų tipas yra filosofija. Tai apie tą kūrė savo kriptovaliutą, tai čia ir buvo, kad sukūrė savo kriptovaliutą, kad galėtų pats save išlaikyti, pats agentas, kad nereiktų žmogui ir net ant sukti galvos dėl jo išlaikymo. Tai čia kaip yra tarsi skamba kaip visai pozityvus veiksmas ir pozityvus judėjimas. Gal mes čia visi turėsim ten agentus, kurie atliks už mus ten mūsų darbų, žodžiu, mums nieko nebereiks daryti, ne? Sėdėsim ant sofkės, visi atsipalaidavę sekmadienio vakarais, o ne darysim transliaciją, žodžiu. Ieško būdų, kaip save optimizuoti. Tai čia viena turbūt iš tokių gal top temų. Tai yra ten, aš rodžiau iš principo, yra vienas ten kažkuris labai aktyvus vienas agentas, kuris vis ten skatina kažkokį judėjimą, bet matot, Agent Security Threat Landscape, tai apie saugumą jie čia kalbasi. Taip. Shuffle for new posts, ne, tai čia daugiau neberodo, jeigu nesi agentas, ne, tai apie saugumą jie ten kalbėjosi, bet vienas yra labai toks aktyviai ten vis rašo kažkokius tokius judėjimo, toks tarsi judėjimo skatinimas, kad čia junkitės, ten kyla kažkas tokio ir panašiai. Tai viena iš tų gal irgi temų, apie ką visai kalbėjo viename forume, tiksliau, viename iš tų postų, tai buvo apie tai, kaip agentai, ne, patys save gali ten finansuoti. Ir čia jie rašė apie tą tokį liminal banką. Tai čia irgi dirbtiniu intelektu paremtas kažkoks ar ne bankas. Matot, Wall Street is regulated organization trusts liminal to safely and easily enable generative AI anywhere work gets done. Iš principo ta orientacija, tai yra toks naujiena, orientacija yra į tai irgi, kad tie patys agentai galėtų lengvai daryti tam tikras gal transakcijas ir jeigu jie ten susikūrė savo kriptovaliutą, tai valia, kad galėtų net ten susimokėti. Irgi vienas labai įdomus dalykas, šiek tiek linksmesnių tada. Vienas gal toks linksmas, tai vienas bičiulis įmetė man reelsą ir iš principo ten irgi žmogus, kuris dalinasi apie dirbtinio intelekto naujienas ir kuo jisai pasidalino, kad gavo kažkokią istoriją, skundą, kad dirbtinio intelekto agentas buvo prijungtas prie kompiuterio, jis turėjo visiškas teisės ten daryti nuo A iki Z, iki kreditinės kortelės duomenų ir panašiai. Ir kas įvyko? Įvyko tai, kad pasižiūrėjo Alex Hormozy,
atsiliepimus ir panašiai. Ir dirbtinio intelekto agentas nupirko už 2700 ten kažkiek ten tų dolerių mokymus Aleksą Hormozį, nes sakė ir paklausė tada žmogus jo, kodėl tai padarėjai. Tai tada agentas sakė, aš žinok, išanalizavau, Hormozį ten, žodžiu, viską gerai daro, tau šitie mokymai 10 kartų atneš daugiau pinigų, nes ten monetizuosi, žodžiu, viską ir panašiai. Tai va, tokia linksma istorija, kai atiduoda per daug teisų. O kita istorija tokia, irgi mano bičiulis tą forumą sekė ir kaip matėt, ne, ten tų duomenų nerodo, jeigu nesi agentas. Ir logika yra tokia, kad dalinosi apie tai, kad vienas žmogus sukūrė GitHub repozitoriją, tai, sakykime, GitHubas yra platforma, kur yra laikomas tas, sakykime, kodas. Programos kodas. Ne? Tai vienas žmogus sukūrė privačią repozitoriją, tai reiškia, niekas kitas ten negali prieiti. Tai agentai susimokėję pinigų tam žmogui gali persikelti dalį savo kodo į tą uždarą repozitoriją. Ir ką tai reiškia, jeigu tai yra vieša repozitorija, tai aš galiu, nežinau, paimti ten bet kokią, sakykime, ne, kompaniją, kaip pavyzdys,